Pradžios knyga, 14 skyrius. Šinaro karaliaus Amrafelio, Elasaro karaliaus Arjocho, Elamo karaliaus Kedorlaomero ir Goimų karaliaus Tidalo dienomis. Šie karaliai išėjo į karą su Sodomos karaliumi Bera, Gomoros karaliumi Birša, Admos karaliumi Šinabu, Ceboimų karaliumi Šemeberu ir Belos, tai yra Coaro karaliumi. Pastarieji susirinko Sidimų slėnyje, kur dabar Druskos jūra. 12 metų jie buvo vergavę Kedorlaomerui, bet 13 metais sukilo. 14 metais Kedorlaomeras ir jam artimi karaliai atžygiavo ir numalšino Refajus Aštarot Karnaimuose, Zuzus Hame, Emus Šave, Krija Taimuose ir Horus Seiro kalnuose iki pat Elparano dykumos pakraščio. Grįždami jie atėjo į En-Mišpatą, tai yra Kadešą, ir numalšino visą amelekiečių kraštą bei amoritus gyvenusius Hacecon Tamaroje. Tuomet Sodomos karalius, Gomoros karalius, Admos karalius, Ceboimų karalius ir Belos, tai yra Coaro karalius, išžygiavo ir stojo į mūšį Sidimų slėnyje su Elamo karaliumi Kedorlaomeru, Goimų karaliumi Tidalu, Šinaro karaliumi Amrafeliu ir Elasaro karaliumi Arjochu. 4 karaliai prieš 5. O Sidimų slėnis buvo pilnas bitumo duobių. Sodomos ir Gomoros karaliai bėgdami krito į jas, o likusieji pabėgo į kalnus. Nugalėtojai pagrobė visus Sodomos ir Gomoros turtus bei visas maisto atsargas ir pasitraukė pagrobdami ir Sodomoje gyvenusi Abromo brolio sūnų Lotą su jo turtais. Bėglys atnešė žinią Hebrajų Abromui, gyvenusiam prie Amorito Mamrės, Eškolo ir Enero brolio ąžuolų. Jie buvo Abromo sąjungininkai. Išgirdęs, kad jo brolio sūnus pagrobtas į nelaisvę, Abromas sutelkė 318 vyrų, savo išlaikytinių gimusių jo šeimynoje, ir vijosi iki pat Dano. Naktį paskirstęs prieš grobikus savo vyrus, jis ir jo tarnai juos užpuolė, nugalėjo ir nusivijo iki Hobos į šiaurę nuo Damasko. Jis atėmė visus turtus, atėmė taip pat savo brolio sūnų Lotą ir jo turtus, moteris bei kitus žmonės. Kai Abromas sugrįžo nugalėjęs Kedorlaomerą ir su juo buvusius karalius, Sodomos karalius išėjo jo pasitikti iš Šavės, tai yra karaliaus slėnį. O Salemo karalius Melchizedekas atnešė duonos ir vyno. Jis buvo Dievo aukščiausiojo kunigas. Jis palaimino Abromą tardamas: Telaimina Abromą Dievas aukščiausiasis, dangaus ir žemės kūrėjas. Tebūna pašlovintas Dievas aukščiausiasis, kuris tau į rankas atidavė tavo priešus. Abromas jam davė nuo visko 10. Tuomet Sodomos karalius tarė Abromui: Duok man žmones, o turtus pasiimk savo. Abromas atsakė Sodomos karaliui: Aš prisiekiau viešpačiui Dievui aukščiausiam, dangaus ir žemės kūrėjui, kad neimsiu nei siūlo galo, nei apavo dirželio, nei ko nors, kas tau priklauso, idant nesakytumei, aš padariau Abromą turtingą. Tebūna man tik tai, ką suvalgė su manimi ėjusiai vyrai ir su manimi ėjusių vyrų Anero, Eškolo ir Mamrės dalis. Tebūna leisti jiems pasiimti savo dalį.